klausyk šitą, aš, jeigu mašinoj būdamas keiksiuosi, išjungkit mano garsą. Palaukit, pajėdau, palaukit, dar nevažiuokit, palaukit. Aš negaliu patikėti. Kur palaikymas? Susisekti. Ne. Užsidėk diržą, Kostė. Diržą. Manęs net nepriseka. Oi, vyryčiai. Pamatysit, ko nematė. Reikia palaikymo, publika. Aš neturiu žodžių. Ramūnas Šepkauskas. Prie kempom, sakė, galva vietoj, krūtinė vietoj. Pažiūrim, kas atsitiko. Jezu, čia nuplėšė bamperį, nu. Tarp kitko, Šepkauskas man sakė mašinoj, jeigu visas daužom, tai visas. Kas šiandieną? Čia šitas Kisieliaus įsipilęs buvo bagažinį pasidėjęs. Bet tai jūs matėt, kad Šepkauskas turi užvedimo rakelį? Žiūrėkit. Ne, bet čia šitas aviečių Kisielis. Matėt, pirmą kartą matau, kad Mitsubishi Evolution varoma aviečių Kisieliu. Bet gerai. Žinokit, sėdėt šalia yra kažkas tokio. Ir žinok, ten ne šiaip, kad važiuoji. Ten net greičių dėžė ne automatinė. Bet ne automatinė? Ne. Ten labai daug dirba su ranko. Ir tai tik tai sėdi. Taip viską daro. Gerai, patvarkysim. Čia atvaryk. Ką? Jo, važiuok, atvaryk gal rytoj nevažiuok, nes aš biškį būsiu pavargęs rytoj, tai pirmadienį iš patryko. Jo, Šepkausko gimtadienis šiandien, pablogėm ją! Sveikinam! Iš tikrųjų, sakė, vakar buvo gimtadienis su jūsų praėjusiu, dar Šepkausko su gimimo dieną sudainuot. Su gimimo diena, su gimimo diena. Ta proga rašonai suremontuosiu už dyką. Dar laimė Ramūnas Šepkauskas. Pirmadienį atvaryti garažą. Čia Kisielių. Klausyk, koks jausmas, kai... Kaip neutralizuoja Kisielių.